Ar gali manipuliuojantis žmogus nuoširdžiai mylėti? Ar visgi tai Mhm. manipuliacija tai yra tam tikras žaidimas ir naudos ieškojimas? Aš manau, kad širdimi jie jaučia tą meilę, ar ne? Jie jaučia tą tokią stiprią meilę, aš vat myliu tą žmogų, ar ten viską dėl jo paaukočiau, ar ne, tas vienintelis. Bet aš to nevadinčiau ta tikra meilė. Tai yra labiau iš vaikiškos pozicijos kylantis toks, sudėta širdis, žinai, tą žmogų. Romantizuota vėl tokia idėja. Aš labai labai myliu, o paskui ten papykstu ant jo ar pamanipuliuoju, ten jis padaro, ką man reikia, ar ne. Ir iš vaikiškosios pozicijos, taip, žmonės jie labai dažnai myli, bet tai aš labiau vadinčiau prisirišimu negu meilė. Supratau. Tai reiškia, Būdu. manipuliuojantis žmogus negali nuoširdžiai mylėti. Ne, Įdomu. ir kuo jisai daugiau turi manipulacijų, kurias jis nėra atsisukęs, nes mes galim manipuliuoti, bet vat pagauti save, ar ne, tau užsiimti savistabą, vis sąmoningiau žvelgt. Aha, gerai, ai, vėl tai padariau, ar ne. Bet pačiam yra nemalonu. Aš taip darau, nes, tai nėra ta tikra meilė. Romantizuota meilė yra, ar ne, kai mes manipuliuojam ir labai mylim žmogų ir viskuo tai apipinta, o tikra meilė yra būtų, aš noriu, kad tas žmogus būtų laisvas ir jaustųsi gerai. Ir aš nenoriu jo manipuliuoti. Mhm. Ir tai yra meilė. Ir aš dedu pastangą atsisukti į save gerai, nes tuos mechanizmus nėra taip paprasta, sakant, nulaužti, ar ne, tai staigiai, va, dabar jau nebemanipuliuosiu. Nu, ne jeigu tuščia viduj, tai Taip, taip. manipuliuosiu. Bet stebiu ir pavyzdžiui, ateinu ir atsiprašau, žinai, ką atsiprašau. Aš padariau Mhm. taip, tai yra automatiškai, aš stengsiu su tuo ten Dirbti, dirbti, keisti ir taip dirbti, toliau. keisti, jo. Ir tai yra, vat, pagrindinis rodmuo, kad žmonės gali eiti į tą sveiką santykį ir pagrindinis rodmuo, kad, tai jau kvepia meilė. Jeigu tu, va dabar žmogus išgirdo ir sako, pala, tai čia manim manipuliavo, nepatinka man tai. Va Taip, kodėl aš jaučiausi nelaimingas. taip. Va, Aha, tai kaip dabar tam užkirsti kelią? labai tiksliai nusėsti į pokalbį su tuo žmogum, o pirma suprasti, vat Nu, aš vėlgi, galiu garantuot, kad jo, nepripažins tas žmogus. Tai nepripažins, ką tada? nepripažins. Ir dar tik nesakyti, žinai, kad tai einam gal kartu į terapiją, čia dar bus Mhm, vienas blokas. Ir tai tikėtina, bet ir net aš nenorėčiau absoliutinti, kad taip. ten vyrai, gal ir moterų tokių pasitaikys, bet vyram labai dažnai būna, kad jie nepripažįsta Mhm, ir jie nenori eiti į mhm, terapiją, taip, ir nemažai moterų irgi neina į terapiją. Tai taip. neabsoliutinkim lyties, gal tiesiog apsistokim ties to, kad, vat, jeigu pasako partneris, ne, niekur aš neisiu, viskas čia normaliai, ką tada daryti, kaip sustabdyti tas manipuliacijas, užkirsti jom kelią? Mes jų nesustabdysim, tai nėra įmanoma, jeigu kitas žmogus nori manimi manipuliuoti, kaip aš sustabdysiu tai. Tai aš turiu, O jeigu nereaguosiu? oi, tai čia irgi taktika. Tai irgi taktika, aš lieku skausme, nevyksta intymus ryšys, jis iš tikrųjų nėra parimtas Aha. intymumu ir atvirumu. Aš čia tiesiog, gerai, vietoj reagavimo užsidėsiu sieną, tai kas iš to? Realiai nei sau nuoširdus, nei kitam nuoširdus. Tai čia dar gilini problemą. Ne, tai nepadeda, tai realiai padeda vėl atsisukimas į save, įsivardyjimas, jeigu mes padarėm vieną žingsnį, aš pasiūliau. Pirmiausia, aš pasakiau, tu manipuliuoji ar ne, ar ten peržengi vat mano ribas ar ne, ir taip toliau, man nėra gerai. Ar tas žmogus girdi, ar jis atsireflektuoja kažkaip į tai, ar kažkas vyksta erdvėj. Vienas prasitestavimas. Antras, jeigu, kadangi tai nėra taip paprasta ar ne, tiesiog užbaigti savo manipulacijas, mes tada siūlome tą porų terapiją. Eikim. Arba tu vienas eik, aš einu ten, kaip kartais žmonės daro. Jie eina po vieną pas terapeutus, arba paskui dar kartu eina, arba vien kartu, kaip sugalvoja, kaip geriau, einam pasikalbėti. Jeigu vyras sako, ne. Taip, aš priešinuosi pamatyti savo manipuliacijos, taigi man tai labai patogu tame būti. Aš nenoriu lysti save, nenoriu lysti skausmą, nenoriu lysti pyktį, gal nenoriu net jo atsisakyti, ar ne. Jeigu tas žingsnis antras neišpildomas, kiek aš galiu tame būti, aš testuojuosi savo kantrybę, savo sveikatą, kuri dažnai labai nyksta, kai mes esam tokiam intensyviam santykiui apipintam manipuliacijų. Kiek aš galiu nebūt savimi, kiek aš galiu neiti ten, kur aš noriu, nes to kaina yra labai didelė, jinai yra gerokai brangesnė, ar ne, nes aš nebetampu savim, aš negaliu būti savim, nei tikslų pildyti, Taip. nei realizuoti, tai yra Nes ir labai. kalbėjom, kad žmogus turi jaustis laisvas. Taip, Labai taip, svarbu jaustis laisvam. taip. Jeigu tu tokius santykius patyrei, nes, aš jau supratau išvadas, skirtis Mhm. reiktų turbūt. Jo, jeigu padarom tam tikrus žingsnius ir Jo, matom, ir kad tas nieks žmogus, jis nevyksta, nieko tai, ne. tas žmogus,
Tai vėlgi nereaguoja, tai yra tas pats, jeigu tu darai žingsnius, o kitas nesistengia, o kitas nedaro nu tai žingsnių. tu vienas Ne, nekarys, ne žinai, karys. vienas pilies nepastatysi. Visiškai. A, Jeigu tokiuose santykiuose buvai, kaip nesinešti to nepasitikėjimo, manipulacijos nepasitikėjimo į kitus santykius? Nu, nes negalime eidami į kitus santykius galvot, kad bus taip pat, nes jau tu pasmerki santykius. Mhm. Kaip to nesinešti? Ko reikia? Laiko? A, nežinau, nu, kas padėtų, kad nes tas žmogus, su kuriuo tu būsi, jis nekaltas dėl Mhm. tavo praeities. Taip, taip. Ir laiko, ir to tikėjimo, nusiteikimo, nes nusiteikimas irgi labai svarbus dalykas. Nu, ten viena yra, kad įsiskaudinom ir tarsi tikėti neišeina, bet, nu, tas toks vis tiek, vat, kaip į bet kokią veiklą mes sudedami, bet ką tikėjimą, arba tikiu, arba netikiu, kad va, ten pavyks, ar ne, ir Mhm. išpildysiu. Ar... Tai čia irgi, va, taip, va, prabūti tą laiką, užsigydyti žaizdas, ar ne, ten pasikalbėti su Dievu, su Kiek laiko reikia žmonėmis, su prabūti? Kiek žmogus turėtų labai po tokių skirti. santykių pabūti vieną, nu, gal ne vienas, bet taip sakyčiau, pabūt su savimi. Vat kiek laiko reiktų pabūti? Pusmetį siūlyčiau, tikrai, bent jau pusmetį. Mažiausiai, Ko ane? mes neišpildom dažnai, nes nušokam į tą iliuzinį vėl tikėjimą, kad bus kitaip, ko iš tikrųjų reiktų susigrąžinti tokį bendrą, užmėgsti ryšį su savim, susigrąžinti tokį bendrą tikėjimą, užmėgsti kokius gal ten neintimius ryšius, ten kokie draugai, žmonės, va, su kuriais va, bendruomenės, kaip sakai, va, tai yra labai sveika, kur aš galiu susigrąžinti tą tikėjimą, būti kažkokiam žmonių rate, Mhm. jaustis gerai, būti savimi, mokytis atverti vėl tą širdį, nes mes kai ją uždarom, tai mes, nu, staigiai jos neatidarysim ir mes iš tikrųjų tada einam į kitus santykius staigiai su uždaryta širdim. Tai vad reikia iš tikrųjų laikas vienaip ar kitaip, jis pilnai negydo, bet jis kažkiek palengvina tą tokį vat išėjimą iš to matymo, kad, nu, tai viskas čia juoda ir čia visada tai bus ir dabar aš čia gyvenime Mhm. neįsiu į santykius, ar ne. Va tas toks laikas, kad aš visgi prabūnu su savim ir savo sakau, nu palama, dabar viskas gerai, aš pasistengsiu tikėti, viskas yra gerai, aš nusiteiksiu, mes duodam iš tikrųjų žmogui kitam šansą, kaip aš sakau, tai yra labai sveika, pasirodyti, kas jis yra, be kažkokio išankstinio ten lūkesčio. Man labai patiko tavo vienas dabar viena frazė - vaidina. Ir taip, jeigu apriepiant visas tris temas, kurias mes šiandien kalbėjome, ne, tas tuštumos jausmas, manipulacijos, nepasitikėjimas, kiek žmogus gali jas slėpti ir vaidinti santykyje? Kaip tu galvoji, kiek ilgiausiai gali partneris tai viską slopinti, Mhm. slėpti, ignoruoti ir po to, žinai, sprogti? Ir tada žmogus, kuris su juo yra, staiga gali tai pamatyti ir sakyti, Dieve, su kuo aš čia buvau. Mm. A, Kaip tau atrodo? Taip. Priklausomai nuo jo vidinio mechanizmo iš tikrųjų. Nes vidinis mechanizmas yra viena, pavyzdžiui, kontroliuojantis žmogus, dominuojantis, jis gali, nu jeigu jis jau arti patologijos arba, pavyzdžiui, patologinė asmenybė, jis gali labai ilgai palaikyti tą netikrą imidžą. Jis gali ten kartais moteris pasakoja, ten vat draugavom, susituokėm, ten kokį 3 metai ėjo, kol jis galiausiai ten pradėjo smurtaut, ten va, tokie jau labai Mhm. tokie dalykai prasidėjo, ar ne, intensyvūs, ar ne. Tai iš tikrųjų, kuo taip labai paprastai pasakius, kuo žmogus labiau sužeistas, aš manau, tuo jis ilgiau gali palaikyti ir vaidinti tą visą savo imidžą. Geras. Tai žodžiu, žmogus gali nemanipuliuoti, tarkim, 3 metus, gali rodyti, kad pasitikė, duot Mhm. laisvę, viską, bet po 3 Jo, metų staiga pradėti reguliuoti, kontroliuoti, taip, drausti, taip, vos net ten, žinai, šantažuoti ir taip toliau. jo. Tarsi, gali va taip laikytis tiek metų. Jis manipuliuos kažkokiu lygmeniu, ta moteris, supraskim, jeigu jinai yra santykis su tuo vyru, jinai turi daug žaizdų, iš kurių jinai nesupranta, kad jau ją manipuliuojama. Mhm. Jai atrodys, nemanipuliavo, ar ne, kaip dažniausiai yra apibūdama, ir paskui jau kaip dėjo, tai dėjo, ar ne, bet Taip. realiai tas vyko, nes viskas vyksta labai subtiliam lygmenį, kaip ir kažkokia tyla, ar ne, jinai vyksta subtiliam lygmenį. Mhm. Moteris nesako, dabar einu patylėsiu ir papyksiu, viskas vyksta subtiliam lygmenį. Ir tai vyksta subtiliam lygmenį, bet yra tas iš tikrųjų vadinamas pažeidžiamumo lygmuo, tas pažeidžiamumas, kada mes pradame jausis jau patogiai su žmogumi. Tai pavyzdžiui, kontroliuojantis žmogus labai jau toks, ar ne, jis gali pajaus, nu va, įpyniau jau tą moterį, nu čia apie tokius ekstremalius jau variantus galim kalbėti.
Dėl to moteris, pavyzdžiui, kuo jinai daugiau vaikų turi su vyru, kuo jinai labiau priklausoma finansiškai nuo jo. Jis gali pajausti, va. Jau tai yra tas momentas, viskas, jinai nuo manęs priklausoma, jinai nieko Niekur nepadarys. nepabėgs. Niekur nepabėgs, aš jau galiu, va, pasirodyti visų savo gražumu, ar ne? Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.